darysim po 12, 11, 12 ir tokį, kad daugiau visi galėtų pasižaisti tokių dalykų. Viskas, tai tiek, nežinau, daugiau matyti. Futbolo žaidžiai. Jeigu klausimų kokių nors apie organizacinius kokius nors dalykus, tai klauskit, prašau. Vienas turnyras laukia už 3 savaičių, tad kaip ir rašiau e-mailę, ten visiems pranešim, kas tokie važiuoja, kas sveiki, kas netraumuoti, kas ten važiuoja ir Rakverė, kokie ten visi niuansai. Ir šeštadienį jau pirmos draugiškos varžybos čia Vilniuje. Alytaus 99, antra. Kas žais, irgi pasakysim ten po rugsėjo 1. O salės? Nu sakau, 2/3 aišku, Ekinstoj, varžybos visos turėtų būti Ekinstoj, o dar turiu iki galos ten išlaukti, kol ten... Laikas treniruočių? 16:30. 16:30 arba 18. Vieną dieną vienaip, kitą kitaip, vieni vienaip, kiti kitaip, kad nebūtų anksčiau. Dėl rytinių, tiesa, labai geras klausimas dėl salių. Tikiuosi pas jėzuitus nueiti, vėl sutarti dėl rytinių. Turbūt net už šiom ten gal reiktų, nežinau, kaip jau šį kartą, praeitą kartą jau visą mėnesį. Ir kartu ten yra sprendimą, ar Žemyno, ar Gabijoje, kur geriau daryti, nes... Nu va, tai aš žinau, kad tu Gabijoje mokas, kiti Žemynai, ten per toli vienas nuo kito, tai kažkokį tą viską reikėtų po rugsėjo 1 sutarti, kad jau iš pat karto pradėti su tom rytiniam treniruotėm. Turbūt jėzuituose pirmadienį, ketvirtadienį, man atrodo, ten labai gražiai tinka, tai kitos antradienį, penktadienį. Tokį, nu kad patogu būtų vieniem, kitiem kažkokiam. Man atrodo, Žemyną mokinsis nuo 8:30, jeigu neklystu tie visi. Dičkiai, kad Žemynai mokinasi, tai labai gerai nuo 7 pasportuoja, turi visas kempingas nežinai. Tai jeigu Gabi išeitų sutart, man atrodo, būtų pas tas. Nu, kokį antradienį, penktadienį, kaip pavyzdys būtų pas tas. Trečiadienis toksai liktų laisvas. Tvarkaraščiai tokie patys, nesikeičia, sekmadienį turėtų būti laisvesnė diena ir trečiadienis. Jeigu reikia kažkur išvyką važiuoti, tai bus trečiadienis ta diena, kada čia kažkokios bus tokių varžybėlių ar Ukmergė kokie, ar Kėdainiai kokie nors, tai tokia skirta trečiadienis tom varžybom, o dauguma šiaip varžybų šeštadienį, sekmadienį turėtų būti Ekinstoj.